Sveiki. Šį vakarą apžvelgsime Britų kariuomeniai skirtą ir pagamintą virimo sistemą, kurią būtent gamina Britų kompanija BCB. Žiūrėsime, kas jos vidu ir kaip galima ją naudoti. Kaip matote, pati sistema gražiai supakuota į kamufliažinės spalvos krepšį, kuris yra patvarus, patogus, galima prisegti kažkokią tai dirželį ir nešioti per petį. Ant nugarinės dalies yra taip vadinamas webingas, kuris tinka šitą būtent rinkinį tvirtinti prie kareiviškų kuprinių. Taigi, viduje yra tokios pagrindinės dalys. Plastikinis puodelis, vandens gertuvė, puodelis kaitinimui, viryklėlė ir, kaip matote, dangtelis puodeliui, kad kaitinant vandenį ar vedant kažkokį maistą, jisai greičiau užvirtų. Kaip matote, viskas gražiai, kompaktiškai susipakuoja ir užima nedaug vietos, nors, tarkim, to rinkinio sudėtinės dalis leidžia būtent šitą virimo sistemą naudoti įvairiais būdais ir labai funkcionaliai. Taip pat, kaip ir minėjau, šiame rinkinyje yra 1 litro talpos Osprey butelis, kuris yra tikrai patvarus, patogus. Išpylus skystį, kuris yra ne vanduo, kuris turi kvapą, kažkokią spalvą, skonį, ten riebalai ar dar kažkas, ir išplovus jokio kvapo nelieka. Taip pat prie viso šito komplekto pridėjau keletą elementų, kurie tikrai yra svarbus ir kurios galima nešiotis, ne tik galima, bet ir reikėtų nešiotis kartu. Tai visų pirma, pagrindinis kuras šitai krosneliai, sausas spiritas. Porą tablečių užvirina visą šitą puodelį, būtent daugiau negu pusę litro, čia iki viršaus pripylus telpa apie 700 ml. Tai tokį kiekį vandens 2 tabletės užvirina panašiai per 7 minutės. Šio viryklėlį taip pat galima naudoti ne tik sausą spiritą, bet ir naudoti įvairų želinį kurą, galų gale patį puodelį galima kaitinti ant laužo, ant žarijų ir panašiai. Antras dalykas, kuris yra svarbu, žinoma, degtukai, šiuo atveju Coleman firmos neperšlampantis degtukai. Nes, tarkim, kur nors jeigu visas rinkinys įkris į vandenį ar sušlaps lietuje, tai neperšlampantis degtukai iš tiesų yra svarbu. Dar vienas dalykas, žinoma, valgymo įrankiai. Šituo atveju yra irgi kareiviškas komplektas, kurį sudaro išimamas šaukštas, išimama šakutė, atidarytuvas vynui, kas yra labai svarbu, ir, žinoma, peilis. Taigi, dabar pademonstruosime, kaip šios sistemos pagalba galima užvirinti vandenį. Taigi, tiesiog imame viryklėlę, statome ją ant kažkokio tai nesauso paviršiaus, nes vis tiek kaistant kurui susidaro tam tikras karštis ir jeigu aplinkui bus sausos žolės, jį gali užsidegti. Imam sauso spirito tabletę, šiuo atveju turbūt užteks vienos, nes nekaitinsime daug vandens. Pripilame, kaip matote, iki pirmosios padalos. Jis yra sužymėta iš vidaus, galime matyti 0,5 litro ir žemiau 250 ml vandens.
Uždegame kuro kubelį. Truputį palaukiame, kol jis įsidegs. Tada užlenkiame rėmelį, kuris padaro tarpą tarp kubelio ir puodelio dugno. Pastatome puodelį ir uždengiame dangčiu. Žiūrime laiką ir laukiame, kol užvirs. Na štai, praėjo 7 minutės ir kaip matote, vanduo verda. Kaip ir minėjau, 2 puodeliai sauso kuro, pusę litro vandens užverda per 7 minutės, tai šiuo atveju 1 kubelis 250 ml užvirino taip pat per 7 minutės. Ir turbūt dar šito kubelio užtektų dar vienam puodeliui užvirinti, kas yra pakankamai ekonomiška ir kompaktiška ir nereikia kurti didelės ugnies ir galima greitai suruošti kažkokius tai pietus ar pasigaminti arbatos. Štai. Kalbant apie kubelius, čia rodžiau kubelius būtent iš kareiviškų sauso maisto davinių. Aišku, tokių kubelių yra pakankamai sudėtinga gauti, tačiau neseniai radau alternatyvą. Jeigu pastebėjote Maksimoje skyriuje, kur yra visokie daiktai židiniui, laukui, iškiloms ir panašiai, galite rasti tokią kibirėlį, kuriame yra taip pat sauso spirito kubelių. Berods, kad apie 70 vienetų. Jie yra šiek tiek plonesni, jų gali prireikti daugiau, bet tokio kibirėlio, kuriame yra apie 70 vienetų, jums tikrai užteks ilgam, o kaina yra berods 15 litų. Taigi, šiam kartui tiek. Čia buvo mūsų reportažas puslapiui Bushcraft.lt.